Sveiki, mano mėly sekėjai, mano kanalo svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama, čia mes būrėmės, čia mes domimės astrologiją, o šiandien siūlau jums būrimą, kasgi laukia kitą savaitę. Nebus labai paprasta savaitė, laukia užtemimai, todėl labai smalsu pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia. Taigi pradėkime, galite savo pasidaryti kavos, arbatos, atsipalaiduoti, apie nieką negalvokite, kortos viską parodys pačios. Pasižiūrėsime kelias svarbes sritis, kasgi laukia juose, paprašysime kortų patarimo, kas laukia kitą savaitę. Kas laukia kitą savaitę? Finansuose, kas laukia darbuose, kas laukia emocijose, nes bus emocionali tikrai, kaip dėl santykių, kam aktualu, na ir kortų patarimą ištraukiam. Emocinis fonas ir sveikata ten pat žiūrėsime. Taigi finansai. Pirmas mūsų klausimas - finansai. Na, finansinė prasme čia gali arba užplūsti, sakykime, toks netikrintumas, nežinomumas, reikės aiškinti, pavyzdžiui, vėluos arba alga, arba išmokai, reikės skambinti. Ten nežinau, kas laukia išmokų iš savivaldybių, nežinau, tokių valstybinių institucijų, galbūt reikės pasiaiškinti, kodėl. Galbūt, na, kažkokie tai vėlavimai, kuriuos reikės aiškinti, kodėl. Arba jums galbūt priklauso kažkas, bet neišmokėjo, priklauso, kad turėtumėte komandiruoti pinigus gauti ir kažkaip vėluoja, neišmoka. Reikės skambinti, nepamirškite. Kaip minėjau, koridorius užtemimo, tikrai visiems žmonėms poveikį turės, gali ir jums turėti, gali ir turėti būtent tiems ir buhalteriams ir panašiai. Ir žinot, čia reikia suprasti ir tiesiog suprasti, kad ir kitiems gali būti emociškai sunku, pamiršti gali. Tai finansuose čia būtent tos kortos kalba apie tai, kad kažkas gali vėluoti, gali būti, pavyzdžiui, dar ir taip, kad neužtikrintumas dėl rytojus, nežinau, kaip tiksliai paskirstyti tos pinigus, kuriuos gavau, ar man užteks, ar kaip, tai reikia tada atsisėsti, reikės sistematizuoti, analizuoti, išlaidos, pajamos, kažkaip tai paskirstyti tuos krepšelius. Taigi toks labiau analitinis darbas, truputėlį, su rūpesčiu, taip sakant, natom, gaidom bus kitą savaitę. Gerai, o kaip darbuose? Na, darbuose atrodo, kad kažkam tai ir naujas darbas gali prasidėti kitą savaitę, kažkam ateis naujas kolega arba kolegė, kurią galbūt reikės, apmokyti, pamokyti, skirti tam laiko. Pas kai kuriuos laukia tokie gal maži darbai, sakyčiau taip, gal kažkokios smulkmenos, kurias reikia daryti, kas irgi gerai, toks truputėlį lengvumas. Daugelis, kas Lietuvoje mane žiūri, prasidėjo ir mokyklinės atostogos, galbūt irgi paimate atostogas kartu su vaikais, atostogaujat ir tuo pačiu tie darbeliai, tokie smulkus, galbūt kažkas kažkur tai daryti. O kažkas pradeda kažkokį tai naują kryptį, savo darbuose naujus projektus, galvoja, kaip čia atsinaujinti tuos savo darbus. Tai tokius kaip šviežio gūsio vėjas, ateina į darbinę sferą, bet tuo pačiu tai yra ir stabilu, čia inkaras vis dėlto jis apie stabilumą, apie tai, prie ko aš esu pripratęs, ir tiesiog noriu truputėlį to naujumo, naujoviškumo įnešti. Emocijos. Emocijos, taip, emocijos bus tokios, labai svarbu pažymėti, kad emocinė prasme kažkoks tai gali būti, kažkam tai esminis bus faktorius kitą savaitę, kur jūs staiga suprasite, kas su jumis vyksta, kur tokie insightai gali vykti, kur staiga tai, kas buvo nežinoma, nesuprantama, nesuprantu, kaip man elgtis, nesuprantu, kodėl aš taip jaučiuosi, ateina tas supratimas, ateina tas raktas į sprendimą, arba jūs randate tą specialistą, ar jūs staiga kažkokią straipsnį perskaitot ir suprantate, aha, tai štai dėl
dėl ko. Kažkam tai esminis toks dalykas, kur norisi atverti tą knygą, norisi pagaliau suprasti apie ką, tai tų sprendimų būtent paieškos bus labai aktualios, galbūt noras pasižiūrėti už kas tai ten paslėpta, už savo emocijų. Kažkas gali kreiptis į specialistus, hipnoterapeutus arba tuos pačius astrologus, tarologus, tiesiog pas tuos, kurie lygtais turi tą raktelį ir gali atverti jums tą nežinomybę, kuri yra jūsų viduje. Gali emocionaliai kitą savaitę kamuoti truputėlį tais būtent, kad neaiškumais, vėlgi. Jau 100 kartų tikriausiai paminėjau, tas užtemimų koridorius prasideda, tai tikrai mes galime jausti tą emocinį nestabilumą ir patys nesuprasti, kas vyksta, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl aš staiga tampu kitokiu žmogumi. Viskas gerai, tai yra paaiškinama ir tas noras ieškoti atsakymų tai bus aiškus. Kažkam, beje, jeigu mes kalbam čia ir emocinė prasme, ir sveikatos prasme, kažkas gali tikrai atrasti tą priežastį, jūs galbūt nuspręsite daryti tyrimus ir tie tyrimai jums atskleis, kodėl aš pastoviai pavargusi, o tai gal ten kažkokių tai vitaminų trūksta, galbūt jums reikia papildomų kažkokių tai procedūrų praeiti. Čia irgi šiaip ganėtinai pozityvios kortos, ta prasme, kad jūs atrasite tą sprendimą ir savo kažkokių tai sveikatos problemų klausimais. Santykiai, kam tai aktualu, toks santykių klausimas. Pabėga kortos. Santykių prasme. Čia labai dvigubas tokios kortos, kur santykiuose irgi karaliaus tokios emocijos, galbūt noras pokyčių, žinote, ir kur mes, ar tai mes harmoningai, ar tai kažkokia tai klasta, jeigu jūs esate poroje. Labai stiprus seksualus potraukis šios kortos, abidvi apie seksualumą kalba. Galbūt galite jausti, kad staiga tokį potraukį kažkokiam tai žmogui, arba jeigu jūsų santykiai buvo tik tais kažkokioj pradžioje, toks labai tyry santykiai, atrodo, bet staiga kelių dienų, savaitės bėgiai jūs suprantate, kad tai jau toks pagreitis jūsų santykius ir tai labai daug aistros pradeda jaustis vienas kitam, toks perėjimas iš tokio tyrumo, nekaltumo prie labai tokių emocionalių dalykų. Taip pat santykiuose galite norėti, trokšti to pokyčio, kur mes galbūt norisi pereiti prie kitų, sakykime, energijų, vibracijų, supratimų vienas kitą, kur mes ne tik apie kažkokį tai fizinius dalykus, bet mes ir turėtume būti ir kaip ir sielos draugai, ne tik lovos draugai, bet ir sielos draugai. Taigi pokyčiai ir ganėtinai stiprus pokyčiai priklauso nuo tos situacijos, kur jūs esate dabar. Primenu, kad šita dėlionė yra bendra dėlionė, todėl pajunkite būtinai ir savo intuiciją ir taikykite prie savo situacijos. Taigi santykiuose nesvarbu, kokioje jūs situacijoje esate, toks staigus perėjimas, arba jūs draugai staiga jau nebe draugai ir daugiau negu draugai, o jeigu jūs kartu tas noras pasikeisti, pakelti tas emocijas į didesnį tokį lygį. Gerai, ir paklausiam kortų patarimo. Patarimas yra, žinote, taip nepamesti proto, likti būtent šaltų protų, racionalių protų, vadovautis tokiais, faktais, kas yra parašyta, kas yra tikrai žinoma. Čia bokšto korta, ji yra šalta ir ji yra uždara. Neįleiskite tų kažkokių tai neigiamų emocijų, kitų žmonių emocijų neįleiskite į savo tą bokštą, į savo tą vidinį miestą, likite, kaip minėjau, prie racionalių sprendimų, racionalaus proto, ir taip laikykitės, taip sakant, įstatymų, numatytų visų taisyklių ir viskas bus gerai. O aš dėkoju Jums, kad Jūs buvote su manimi, dėkoju už Jūsų patiktukus, prenumeratus ir būtinai pasimatysime kitą kartą. Ate.